Sveiki, jūs kviečia Marijampolė ir Lietuvos SMS Kredit LT A lygos futbolo čempionatas. Šiandien čia svečiuojasi komanda iš Vilniaus, kuri užėmė 2 metus iš eilės antrąją vietą pirmenybėse ir iškovojo 2 sidabro medalius iš eilės. 2 kartus vienu žingsniu aplenkdama Marijampolės Sūduvą. Tai yra ta komanda, kuri yra čia šiandien. Atgal gynėjui perdavimas į baudos aikštelę. Vilkas mušasi ten ir Manto Kuklio smūgis. Pirmasis rimtas Žalgirio komandos bandymas, tikrinant Sūduvos gynybą. Valskis. Pavojinga situacija. Tęsiasi ataka Girkstas. Nuošalė užfiksuota, bet Nerijus Valskis įrodinėja, kad yra pavojingas. Pavojinga situacija 1-0, Pavelas Komolovas, pirmasis jo įvartis šį sezoną. Sūduvos komandos klaida ginantis ir visiškai laisvas. 7-8 metrų. Pavelas Komolovas smeigia pirmąjį įvartį šios dienos rungtynėse. Štai taip sužaidus kiek daugiau nei 10 minučių. Ir vėl Vilkas, vėl jo perdavimas nuo Pavelo Davidovo, kamuolys atšoko. Štai taip čia aišku ir sėkmės elementas, tai yra galėjo atšokti vieniems, galėjo atšokti kitiems. Krenta po kojomis Komolovui, krenta patogiai, o Pavelas Komolovas yra pakankamai šaltakraujus ir šaltakraujiškas ir pakankamai patyręs žaidėjas, kad žudytų tokiose situacijose. Smūgis į vartų vidurį. Ir o štai dabar kamuolys neskrieja, rieda šalia Virpsto. Komolovas, vienas baudos aikštelėje. Ir greta Virpsto. Turėjo pasirinkimą dabar Pavelas Komolovas. Smūgis į vartus. Įspūdingas, puikus, pagal klasikinės šio žanro taisyklės. Techniškai tiesiog nepriekaištingai paleistas kamuolys Pavelui Davidovui. Žaidimas jei gali pasiekti. Ir Sūduvos vartininkas iki šiol dar guli savo vartuose. Tobulas smūgis, nieko nepadarysi, kad ir kaip vertintum, kad ir kur stovėtų vartininkas. Tokio nueinančio, kaip futbolininkai sako, kamuolio prie pat Virpsto, traktoriumi neištrauks. Idealiai atlieka šį smūgį Mantas Kuklys. Valskis. Baranovskis. Perdavimas į baudos aikštelę. Brokas. Kuklys. Muštėm, aišku, stengsis niekas nebeleisti. Bilinskis ir puikiai žaidžia šioje situacijoje Pavelas Davidovas. Vienas bandymas. Vilkui patogu, aišku patogu. Jis ir pabando ir dar vienas įvartis. Jeigu taip tęsis. Jeigu visi komandoje moka taip, tai gal Žalgiriui, tarkime, kai ateis laikas mušti 11 metrų baudinių serijas, teisėjui reikėtų prašyti, kad leistų baudos smūgis iš 20 metrų geriau. Arba nuo -2 pradėti. Kągi, dar vienas įspūdingas Žalgirio komandos žaidėjų smūgis. Štai suimitavo netgi pačioje pradžioje, jog smūgiuos Mantas Kuklys. Ar tai turėjo reikšmės ar neklaidinant varžovus, sunku pasakyti, bet kuriuo atveju Jakubo Vilko smūgis vėl buvo idealiai tikslus. Analogiška situacija, vartų kampas galbūt kitas pusė kita, bet rezultatas toks pat. Vilkas ir doblės. 4-0 Patvimpa su triuškinimu. Antrasis Jakubo Vilko įvartis šiandien, trečiasis šiame čempionate. Darių Gvildį gaila žiūrėti. Iš tiesų, 4-0 Vilniaus Žalgirio komanda 60 rungtynių minutę atsako, atrodo, galutinai turbūt į visus klausimus. Štai paskutinysis, ketvirtasis gražus Jakubo Vilko įvartis. Ir čia, aišku, reikia įvertinti būtinai ir perdavimo tikslumą.
baudos aikštelės vidurį, bando. Ir tokia ataka. Štai čia buvo tas šansas, apie kurį tu kalbėjai. Galbūt Breiviai iš karto štai taip įsijungia žaidimą. Bilinskis, vienas prieš vartus, pamato, kas ir kaip ir įvartis. Kamilio Bilinskio įvartis. Čia 5. šį sezoną. Simboliška, bet 5. ir šiandien į Sūduvos vartus. 83 minutė, 0-5. Ir Marijampolės Sūduvos komandos gerbėjų garbiai, bent jau tų, kurie sėdi čia centrinėje tribūnoje. Nors tai yra šūvis į jų komandos, į mylimos komandos vartus, štai tokį gražų epizodą įvertina puolimais, o ne necenzūriniais žodžiais. Puikus pirmiausia Lukos Peričiaus perdavimas iš aikštės gilumos. Kamilis Bilinskis turi dar vieną progą, muša į vartus ir tenka padirbėti dar sykį Pavelui Davidovui. Žalgiris šiandien nugalėjo pelnytai, 5 įvarčiai. Matome tuos, kurie mušė, Pavelas Komolovas, Mantas Kuklys, Jakubas Vilkas 2 kart ir paskutinę 5. vinį įkalė Kamilis Bilinskis.